Sveiki. Tai dėkoju margučiam už dovanas. Ir taip pat noriu parodyti jums, ką nusipirkom. Tai keliauja po truputį pašiūrė daiktai. Tai teleskopiniai vartai. Iš 4 metrų pasidaro į 5. Pakabinsim ant vyrio. Ir turėsim vartus, taip pat tvoros. Rimtos šitos tvoros, tikrai geros, pasiteisino, cinkuotas visas. Ir buvo, nežinau, įaugusios į mėšlę gal iki čia. Už čia su šakėm paėmiau, ištraukiau, nieks nesusilankstė. Kaip kitos, kad būna visas pasidaro tokios banguotas, vingiuotas, tai žiauriai geros tvoros. Ir tikrai vertas dėmesio. Ir dar nusipirkom girdyklą, tik tai reikia surasti, kur ją padėjo. Tai dar 2 burbulų girdyklą. Aišku, išardyta, yra duotas visas dalis, plūdės, viskas. 80 litrų girdykla. Ir rinkoj, kur žiūrėjau, tai ko gero yra pigiausia, būtent margučiuose. Išleidimo skylė. Tai antrą tokią girdyklą ūkį irgi pasiteisino fantastiškai, praktiškai ant lauko buvo visą žiemą ir -2,5 ir taip toliau. Tai vienoje vietoje buvo pašalę. Tai va čia tokiam planam vamsdelį uždėjom apšiltinimą ir baigėsi bėdos. Be jokių šildymo elementų, be nieko tarnavo puikiai. Neturiu jokių blogų atsiliepimų, nieko. Tai tikrai pasiteisino girdykla. Ir šiaip, jeigu ieškot savo ūkiui kažkokių visokių technikos, fermom įrangos, vienu žodžiu, bet ko reikia jūsų ūkiui, praktiškai viską rasite margučiuose. Margučiai yra tokia įdomi įmonė. Turbūt viena iš tokių retesnių, kur tu nuėjęs į internetinį puslapį gali pamatyti visų daiktų kainas, kas kiek kainuoja. Man tai čia yra labai patogus dalykas, nereikia skambinėtis vadybininkam ir domėtis kainomis, nueini pas margučius, susižiūri visas kainas ir viskas pasidaro aišku, susiskaičiuoji, kiek reikia atsidėti pinigų, tam, ir finale pasiskambini vadybininkui, užsisakai ir atvežė per kelias dienas. Tai net nespėjau sumokėti pinigų ir jau prekes turėjau pas save kieme. Tai iš tikrųjų žiauriai malonus tokia įmonė bendradarbiauti ir turėti reikalų. Tai tikrai, jeigu kažkas kažko ieškote ūkiui, pasižvalgykite margučiuose, tikrai neprašausit. Tai va, kviečiai be lietaus. Gan neblogai sudygo. Aišku, matos, kad ne viskas sudygė ir nėra labai gerai tai. Nu, bet kažkaip, šiaip jokių žolių, piktžolių nematau, tik tai belė kiek garstyčių ir ridiko. Bet jie iššals. Šita vieta turėtų iššalti. Tai va, šiaip patys kviečiai labai neblogai. Bijojau vieną dalyką, kad jeigu antrą kartą važiuosiu, kad nesimatys technologijų, nes šitam lauke sėjau 2 kartus. Bet technologinės matosi, viskas matosi, piktžolių jokių nematau, apart daug garstyčios. Bet jinai manęs negazdina visai. O, dar žirnis yra. Vienas kitas. Tai va. Nu, visai neblogai. Technologinės va matosi puikiai. Ir gerai. Ką, važiuojam pažiūrėti į tą lauką, kur jau su norma yra viskas gerai. O čia dabar buvo tik po diskinio skutiko. Neartas laukas, technologinės gerai, kviečiai gražus, bet žolių įvairovė. Sudegsiu turbūt su šitų lauku, nes žolių labai daug. Čia realiai reiktų pavasarį prasiakėti, jeigu gautųsi. Tai va, kaip atrodo tarpiniai pasėliai, kur turbūt mažiau įsidirbų žemę užsimaigę, nelabai norėjo sudygti. Bet šiaip masės daug, gražu,
Čia ir kviečia yra su dygimui, ir avižų, grikis, garstyčia. Labai gerai viskas. Dabar šitam lauke turim telyčias. Perkeliam iš tenais. Čia po miežių. Tai buvo nemažai iš tikrųjų žolės. Ir perkeliam čia ir baigėsi jų lakstymai, nes dar buvo pabėgusios gal kokius, nežinau, 5-6 kartus. O čia krateris kažkoks, ko gero mūro. Jo, nu kaip jums čia gerai viskas. Ir čia jau nemažai pėdų, čia bus pieva kitais metais sėsiu, avižas su įseliu. Vandens turi, druska, viską jau kailius auginate, ne, draugės? Mūras ateina, visas ateina pažiūrėti, ką aš čia dabar darau. Ir dar vieno druskos turi, ko aš atvažiavau, reikia apvažiuoti piemenį pasižiūrėti, kas čia gaunasi. Mūrai, labas. Senai matytas, ką? Gal savaitę nesimatėm, Mūrai? Ne? Nu kaip tau šitoj pievai geriau? Gerai čia tau? Ką? Oi. Jo. Apiesta jau ir čia neblogai žiūriu. Daro tvarką. Įdomu, ar jos pasisėklina visus. Ar turit jau teliukų? Ar atvesit kokių mažiukų, ką? Šitą nebaigšti. Ausis kokios tavo. Ausis kokios tavo. Tai. Ką čia ėdat? Kažką ėdat, ne? Gerai, čia buvo nemažai varpučio suaugę. Jos biškį jį parankiojo. Man bus lengviau svart. Tai va, važiuojam, apvažiuosim piemenį. Pasiruošėm betonuot pamatą girdyklai. Prisismekščiau dabar armatūros, paskui įpilsiu betoną, ištisai, skersai, visai pridėsim, primėtysim ir bus gerai. Galėtų o šitie netrukdyti čia reikalų. Tai niekur pasitraukti negali, daro bardakai. Tai va, dabar ką, pradėsim betonuot, viskas paruošta. Nežinau, ar vandenį atsisukau, dar reikia nueit pasitikrinti. Tai ką, kimbam į darbus. Tai šiek tiek užtrukau, bet išbetonavau. Ką dabar reikės palaukti, kol sustings. Ir bus galima tada montuoti girdyklą. Tai dar prisipjovėm kuolų macijonam, kur galės ganytis gyvuliai žiemą aplink pašiūrę. Reikės daryti tvoras. O čia planas chuliganas. Tai vienu žodžiu, čia yra nuo rulonų vyniotuvo. Tokie du volai. Mes juos per pusę perpjausim ir gausis labai geros šėryklos. O kitą dalį rulonų to vyniotuvo, ten toks rėmas parodysiu, ratukai. Padarėm
prikabinimą ir padarysim bačkutį. Tokia, kaip nežinau, kaip čia pasakyti, rėmą visą bačkutį, kad būtų galima vandenį telyčiom vežioti. Nu čia kitais metais. Tai va tokie va darbeliai šiandien. Ką važiuojam, dar persipjausim šitą visą reikalą. Ir šiandien darbai baigsis. Rytoj galvoju, reikia pašiūrį į vartus visus susidėti, pasidaryti. Nu vienu žodžiu darbų dabar aplink pašiūrę labai daug. Tai varom, stengiamės, dirbam, laiko nėra daug. Dabar ūkį būnu mažiau, kelias dienas per savaitę, tai per tas dienas reikia išnaudoti maksimum. Va, kokie du laviai gavosi. Tai vieną teko biškį apgadinti, nespjaunant. Vienu žodžiu pasirodo, kad tas šis buvo per visą ilgį. Tai niekaip nepavyko kitaip išpjauti. Tai taip va, ir čia paskui įvyrinsi. Ir nieko net nebus, šitas nusipjaus, kai prisivyrins. Ir bus gerai. Čia va tik tai aštrus kampai, tai galvoju paimsiu armatūrą apvalę. Per visą ilgį pritaškuosi čia ir bus gerai. O, ir gausis 4 tokie didžiuliai laviai. Tai fantastika. Labai trūko šito dalyko. Bus verčiam kur miltus pasiduoti. Tai va, nu ką, šiandien užteks šitą perpjovėm. Temsta, greitai, laiko mažai. Liūdna. Važiuojam į ūkį, pasibaigsim darbus, kuriuos pradėjom. Tai reikia vartus dabaigti, reikia girdyklą uždėti, prisukt ir kitą seną jau išvalyti iki galo, uždėti, prisukt. Vienu žodžiu pasiruošti po biškį ateinančiam žiemos sezonui. Apžiūrėsim aišku gyvulius, pasėlius ir kažką dar gero nuveiksim. Tai dar ateityje laukia Belaruso remontas. Reikia žiūrėti, kodėl ten per tą tarpinį varo tepalus. Greičiausiai tą salniką pasikeis. Reikia pažiūrėti, kaip sankaba atrodo. Tai čia į mėnesio pabaigą. O dabar jo, pasibaigt pašiūrę, kad būtų 100% pabaigta. Ir galima būtų gyvulius jau laikyti. Aišku, dar gyvuliam į tvartus kaip ir anksti, dar yra laiko. Nėra labai šalti orai, va šiandien rytoj išvis 20 laipsnių prognozuoja, tai oras šiltas, geras. Keliaujam po truputį į kitą sezoną. Tai ką, jau ūkį. Dabar noriu tokį dalyką dar pasiūlyti jums. Tai turiu tokį daiktą, čia yra grūdų pūstuvas. Jisai yra labai mažai naudotas. Variklis 7,5 kW. Tai jo vertė yra kažkas apie 2,5 tūkstančio naudotojų. Aš norėčiau jį, jeigu kas nors norėtų, pasikeisti petkus valomai. Tai yra visokiausių angalio, tokių visokių, yra vamzdžiai, alkūnės, dar kažkur daugiau vamzdžių turėtų būti. Nu, vienu žodžiu, pilnas komplektas visko. Mes jo nebenaudojam, naudojam porą sezonų, gal 3 kokius, tai iš šarpo perpūsdavom grūdus į tą aruodą. Ten būdavo prikrauta krūva grūdų. Tai šito dalyko nebenaudojam, tai sakau, gal kas norėtų pasikeisti petkų sarpą valomai, nes norisi normalios valomosios. Ar taip ar anaip aš įdėsiu į pardavimą, bet šiaip gal kažkam reikia ir norėtų pasikeisti, tai parašykite į Facebooką, suderinsim kažką. Gal kažkas norėtų nusipirkti, tai pradinė kaina 2,5 tūkstančio, o paskui kalbėsimės.
Tai ką, lėkiam dabar į Pašiūrę. Tai dar buvo gesintuvo patikra. Lygtais sandėlys jas raidė. Čia tai kas metus visus gesintuvus pasitikrinam, kadangi būna priešgaisrinė atvažiuoja patikrinamus, tai turi būti viskas tvarkinga, sutvarkyta, tiek yra ir kuras, ir kitokių visokių reikalų, tai turi būti tvarkinga ir gražu. Tai traktoriuose gesintuvai, visuose ūkiniuose pastatuose, angaruose, sandėliuose, visur visą laiką laikom gesintuvus. Nu, kvapelis, tai žinokit geras. Kvepia tos garstyčios su grikiu labai skaniai, bet grikis jau žiūri viskas. Gavo šalnos. Geras. Grikiui nedaug reikia, garstyčiai dar nuo tiek. Tai tikrai augs ir jau pastebėjau, kad grikis pradeda būti mažesnis nei garstyčia. Turėtų dabar viskas baltavo, dabar turėtų viskas nugeltonuot. Noriu nueit pažiūrėt dar, kur telyčios randasi. Tam lauke. Ten kažką matau, lygtais yra, bet reikia nueit apsižiūrėti. Tai va, po miežių išskuto jos čia viską konkrečiai. Dabar čia lapkritį suarsim. Karvės smaginasi rulonais. 2 dar 3 pastatys. Tai va, 4 rulonai iškart sueis. O, šeriasi gyvuliai, eina pašarai. Tai va, ką šiandien pasidarėm, tai dasibaigiam ten tą vyrį. Vartai viskas, tik apsiaut skarda liko. Tada išsimatavom tiem varteliam ten vyrius pasidaryti. Prie betono, kad prisisuktų, čia reikia rimtesnių tokių, kad laikytų gerai, nes vartai vis tik nemaži ir sunkus. Tada girdyklą sumontavom, vandenį pajungiam tik tai plūdės užkeltos, kad nebėgtų vanduo, nes dar čia negreit gersis, tai kad jisai nesugestų. Ir kitoj pusėj grinai viską sumontavom, padarėm, tai su vandeniu praktiškai paruošta. Tada macionui, čia įėjimas iki to koliuko, eis iki ten koliuko ir iki sienos. Tai čia gausis 6 ir 12 metrų maciono per akis. Ir šitoj pusėj gausis irgi tas pats, tik čia jis per visą ilgį Pašiūrės. Macionas per vidurį atskirimas. Čia išeis vieni gyvuliai, per kitą pusę išeis kiti gyvuliai. Ir bus viskas padalinta, visi galės išeiti į lauką. Iš tikrųjų labai gerai, kai išeina gyvulys į lauką, jam to reikia. Jam sveikiau, nes būdavo gražu pažiūrėti, kaip žiemą telyčios. Kokių -20, saulė šviečia, o jos visas laukia ant to šalčio tokio. Nu, eidavo labai jos į lauką, tai iš tikrųjų pasiteisinęs dalykas. Ir to gyvuliam reikia.
Tai va, kuolai macionui sudėti visi. Šitoj pusėj. Čia bus 2 gardai tokie. Ten ir ten, kadangi čia bus 2 bandos gyvulių atskirtos. Mažesni veršeliai ir didesni veršiai. O čia bus telyčios didžiosios su mūru per visą pašiūrę, kadangi jų daugiau ir jos didelės, tai ir jom irgi atskiras macionas ganytis. Nes Ekoagra reikalauja, kad gyvulys galėtų išeiti į lauką, nesvarbu, kad jisai palaidas ar koks, gyvulys turi turėti galimybę išeiti į lauką. Tai va, mes tai ir užtikrinam. O dabar ką? Šitam video tikriausiai būtų tiek. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad buvot ir pasimatysim kitam video. Iki.